tęsiu tą tokią nuoseklios tėvystės temą ir noriu pakalbėti apie tokį trečią nuoseklų vaiko auklėjimo stilių arba scenarijų. Tai kai tėvai yra nuoseklūs, tai reiškia, kad jie yra prognozuojami ir vaiko saugumą užtikrinantis tėvai, nes vaikas ilgainiui įsitikina, kad nepriklausomai nuo tėvų nuotaikos, nuo jų nuovargio ar kažkokios vietos, kur jie yra, ar namuose, ar svečiuose, žodžiu, susitarimų tėvai laikosi ir jie, jeigu duoda žodį, jeigu pasako, kad tai bus, tai taip ir būna. Kas atsitinka šitam scenarijui? Pakankamai anksti vaikai po tam tikro žodžių ribų išsibandymo kiekio, jie pradeda suprasti, kad nebeapsimoka švaistyti savo energijos ir jie jau pradeda nebesitikrinti tų ribų ir paprastai išgirsti iš pirmo karto. Aišku, kad tėvam ilgalaikiai perspektyvui toks stilius labai apsimoka, nes irgi sukuria emocinę gerovę. Kai vaikas nebesitikrina ribų ir girdi iš pirmo karto, labai sumažėja konfliktų skaičius, gerėja ryšys, santykis, tėvai jaučiasi girdimi, gerbiami, na ir tiesiog šeimoje klesti gėris ir gerovė. O vaikams tai yra absoliučiai saugi aplinka, jiems nebereikia būti budriems, nebereikia stebėti tėvų nuotaikų, jie gali pasitikėti tėvais ir žinoti, kad jeigu tėvai pasakė, tai taip ir bus, tėvai yra labai aiškus ir nuspėjami ir tai yra vaikui geriausia aplinka augti. Tai žinokit, kad jeigu vieną dieną jums vaikas pasakys, kad su jumis neapsimoka ginčytis, nes jūs laikotės žodžio, tai jūs būsite gavę patį geriausią komplimentą, kokį tik tai gali gauti tėvai iš vaiko. Tai sėkmės, jeigu patiko, dalinkite su draugais, tikiu, kad gali būti naudinga.